Pedofilijos byloje kaltinamo Andriaus Ūso kūnas atvežamas į Vilniaus medicinos kriminalistikos laboratoriją. Čia jo palaikai bus ištirti. Po ekspertizės turėtų paaiškėti, ar Ūsas buvo blaivus. Tai parodys lavono tyrimas. Kokia buvo savijauta, puikiai žinome, kad nekartai yra buvę, kada mieste kartais automobilis kažką atsitrenkia po to, kada vairuotojui sustoja širdis. Negaliu atsakyti. Būtent lavono tyrimas atsakys mums daug klausimų. Ar jums nekelia abejonių jūsų sūnaus mirties aplinkybės? Kelia. O kokių? Komentuoti nenoriu, negaliu. Tai galiu tiek, kad prie jos prisidėjo, labai daug prisidėjo žiniasklaida. Gal ne jūs konkrečiai, bet žiniasklaida. Anot prokurorų, Andrius Ūsas viešėjo draugų sodyboje, iš kurios ir išvažiavo pasivažinėti neseniai įsigytų keturračių motociklu. Juo važiavo ne pirmą kartą, tačiau mirties dieną pasirinko naują maršrutą. Po kelių valandų mergaitės tvirkinimu kaltinamas kaunietis aptiktas negyvas Alytaus rajone Eigirdonių kaime. Andriaus Ūso kūną rado vietos gyventojas. Eidamas pas pievoje besiganančius gyvulius, vyras pamiškėje pamatė keturratį. Priėjęs arčiau išvydo kūną. Apie 15:40 kaimo gyventojas išgirdo veikiantį motociklą, pamatė, kad motociklas yra griovyje su vandeniu, variklis jo veikia, pamatė, kad vandenyje veidų į vandens pusę guli žmogus, ištraukė kūną, pamatė, kad be gyvybės žymių, informavo policijos pareigūną. Kai radot, ar bandėt žiūrėti, ar gyvas? Bandžiau žiūrėti. Kaip jums atrodė? Nebuvo jokių gyvybės ženklų. Kūną radęs vyras teigia nepažinęs pedofilijos byloje minimo kauniečio. Kai pareigūnai nustatė, kad motociklas priklauso Andriui Ūsui, informuota aukščiausia policijos vadovybė, generalinė prokuratūra. Įvykio vieta nuodugniai ištirta kriminalistų. Lavonas buvo užėtas, išorinės sužalojimai nesimato. Keturratis apvirtęs buvo? Ne. Ant ratų stovės, sužalojimų jokių nėra. Grumtinių kokių taip pėdsakų nieko nėra. Pareigūnai sako, nustatė ir apklausė liudytojus, kurie matė Ūsą važiuojantį motociklu prieš pat žūtį. Sodyboje paliktame kauniečio automobilyje pareigūnai rado 2 dujinius pistoletus savigynai, aptiko vaistų. Ričardas Šimkus, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Alytaus rajonas.